Sveiki atvykę į Maljorką, nuostabaus grožio salą. Tiesą sakant, ilgai svarsčiau ir apskritai verta kurti šį video. Kartais atrodo, kad sala jau tiesiog pavargusi nuo nesibaigiančių turistų srautų, jų kasmet regis tik daugėja. Visgi, jei jūs nesibaiminate to šurmulio ir turistų antplūdžių, ši sala tikrai verta dėmesio. Pati sala yra palyginti nedidelė, todėl idealiausias būdas ją pažinti tai išsinuomoti automobilį. Jei turint Maljorką, galima lengvai apvažiuoti vos per porą valandų iš vieno galo į kitą. Kadangi čia lankėmės jau ne pirmą kartą, šios kelionės metu apsiribojame tik salos sostinę Palmą bei jaukiu Sojer miesteliu. Tad automobilio nesinuomavom. Mūsų skrydis buvo labai ankstyvas, tad tik nusileidę pirmiausia užsukome pusryčių į mūsų jau pamėgtą Surrey Hills. Vieta be galo estetiška, maistas labai skanus, tik negalėjau nepastebėti, kasmet čia viskas darosi vis brangiau. Po pusryčių laukė vienas iš mūsų būtinų kelionės punktų, tai apsilankymas išskirtinėme knygyne, kuris kartu veikia kaip ir baras, kas beje labai keista, bet ši koncepcija mane visai sužavėjo. Parodyk, kas čia yra. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other Kaip side. fainai atrodo. Ar žinojote, kuo pati Palma yra tokia ypatinga? Tai nėra tiesiog dar vienas kurortinis miestelis. Tai miestas turintis gilią istoriją ir neįtikėtinai turtingą kultūrinį gyvenimą. Dažnai sakoma, kad Palma yra viena didžiulė galerija po atviru dangumi. Menas čia tiesiog tvyro ore. Pačiame mieste skaičiuojama daugiau nei 20 garsių meno galerijų ir muziejų. O kur dar 10 mažų privačių studijų pasislėpusių senamiesčio kiemeliuose. Čia savo pėdsaką paliko tokie grandai kaip Juan Miró, kurio muziejų ir studiją galima taip pat čia aplankyti Palmoje. Tad nenuostabu, kad meno kolekcionieriai iš viso pasaulio šį miestą laiko vieną svarbiausių Europos stotelių. Žinoma, tas populiarumas turi ir kitą pusę. Maljorka kasmet pritraukia beveik 12-14 milijonų turistų. Įsivaizduokite, pačioje saloje gyvena nepilnas milijonas žmonių, tad sezono įkarštyje keliautojų srautai viršija vietinių skaičių 14 kartų. Būtent todėl Palma dabar aktyviai ieško balanso. Bandoma riboti didžiųjų kruizinių laivų skaičių ir skatinamas kultūrinis, toks tvaresnis turizmas. Ir visgi nepaisančių skaičių, Palmos senamiestis viena didžiausių išlikusių istorinių zonų Europoje sugeba išlaikyti savo magiją. Tos gotikinės bažnyčios, didinga katedra, kuri buvo statoma net 400 metų. Visur palmės ir tas viduržemio jūros dvelksmas sukuria atmosferą, kuriai tiesiog neįmanoma atsispirti. Visada smagu paklaidžioti Palmos gatvėmis bei siauromis senamiesčio gatvelėmis, aplankyti pagrindinius lankytinus objektus ir užsukti į nuostabaus grožio meno galerijas. O štai dabar maža rekomendacija jums. Vėliau patraukime į El Corte Inglés prekybos centro viršutiniame aukšte įsikūrusį restoraną. Iš jo terasos atsiveria tiesiog fantastiški vaizdai į miestą. Tad visai smagu pasėdėti ir pačilinti. Pasigrožėję vaizdais, po truputį keliavome į savo viešbutį Feliz. Jis yra kiek nutolęs nuo pačio centro šurmulio, ramioje vietoje, tačiau centrą vis dar galima lengvai pasiekti pėsčiomis maždaug per 20-25 minutės. Viešbutis beje labai jaukus, dvelkiantis šeimynišką šilumą su tokiu išskirtiniu interjeru ir vėlgi nuostabiais vaizdais. Ant stogo netgi įrengtas mini baseinas ir yra sauna. O štai jų pusryčiai, jie verti atskiro pagyrimo. Prisipažinsiu, kažkaip neišdrįsau jų pafilmuoti. Bet patikėkite, pasirinkimas didžiulis, visas maistas tarsi naminis, labai skanu viską. Likome tikrai maloniai nustebinti. Palikę Palmą patraukėme link vienos smagiausių salos pramogų, kurią tiesiog būtina išbandyti, ypač jei keliaujate su vaikais. Tai kelionė istoriniu mediniu Sojerio traukinuku, kuris čia dunda dar nuo 1912 metų. Įdomus faktas, kad šis geležinkelis atsirado tik dėl apelsinų.
Kadangi didingas kalnų masyvas skiria citrusinių vaisių pertekliuje skendinti Solerio slėnį nuo likusios salos dalies, vietiniai gyventojai patys susimetė pinigus ir pasistatė savo traukinį, kad galėtų lengvai gabenti derlių. Pats Sojerio miestelis įsispraudęs tarp milžiniškų kalnų turi, tokios kažkokios paslaptingos, mistiškos dvasios. Senais laikais, kol nebuvo traukinio ar tunelio, jį pasiekti sausumą buvo taip sudėtinga, kad vietiniai gyventojai prekybos reikalais labiau bendravo su Prancūzija nei su pačia Ispanija. Būtent todėl čia išvystė visiškai kitokią prabangę prancūziško stiliaus architektūrą. Papietavę jaukioje centrinėje aikštėje, tiesiai priešais įspūdingą Švento Baltramiejaus bažnyčią, prie kurios fasado kūrimo ranką beje pridėjo paties Antonijo Gaudi mokinys. Patraukėme toliau. Kadangi bilietus pirkome iš karto jungtinius, todėl kelionę tęsėme jau kitą istorinę transporto priemonę, tai tokiu senoviniu atviru mediniu tramvajumi. Jis važiuoja taip arti lauko kavinių staliukų senamiestyje, kad regis ranka galima pasiekti kitų turistų lėkštes. Pravažiavęs pro vaizdingas apelsinų giraites, tramvajus mus nuvežė iki Port de Soyer. Tai nuostabus pasagos formos įlankoje įsikūręs žvejų miestelis. Seniau ši įlanka tarnavo kaip slėptuvė nuo piratų užpuolimų, o šiandien, nors čia verda kurortinis gyvenimas, uostas puikiai išlaikė savo autentišką dvasią. Čia šalia prabangių jachtų vis dar supasi paprasti vietinių žvejų laiveliai, o ore kvepia šviežia žuvimi. Pasivaikščiojimas promenada palei ramų vandenį, stebint tolumoje esančius istorinius švyturius, buvo, sakyčiau, pati geriausia šios dienos kulminacija.